Štai tokiu milžinišku greičiu, simboliškai, nuo Klaipėdos televizijos bokšto keliamės į Laukžemių tvenkinį, kuris nuo Klaipėdos ribos nutolęs vos kelis kilometrus į šiaurės rytus. Užima didesnį nei 35 hektarų teritoriją. Ši vieta klaipėdiečiams dar gerai žinoma kaip Eketės ežeras. Matyt dėl savo atsiradimo čia istorijos, dar Kuršo žemių dalybų akte ir 1285 metų istoriniuose šaltiniuose minima Eketės vietovė, Piliakalnis ir jo pašlaitėje buvęs Eketės dvaro malūno tvenkinys. Dvaro pastatai sunaikinti dar Antrojo pasaulinio karo metu, o pats tvenkinys susidarė jau užtvenkus Eketės upę, kuri čia susilieja su Klaipėda perpus, skiriančia dangę. Žinia, jog istorijos žvalgai čia turėjo peno savo tyrinėjimams. Tačiau dabar aplink tvenkinį vis gausiau plečiasi naujų privačios valdos. Ir tik dešinys Eketės krantas, kuriame ir stūkso Piliakalnis, saugo autentiškos savo istorijos likučius, bei yra įtrauktas į mūsų šalies kultūros paminklų sąrašą. Dabar čia įkurta lankytojų poilsio zona. Matyt ne tik tiems, kurie čia apsilanko pamatyti, kaip į užtvankos šachtą plūsta vanduo iš Eketės, bet ir šią vietovę ypač vertinantiems sportinės žūklės entuziastams. Beje, žvejai ne tik giriasi stambiais laimikiais, bet ir brangina savo laisvalaikio praleidimo vietas. Vien ko verta iniciatyva apsaugoti šio tvenkinio žuvis nuo galimų brakonierių, kuomet beveik prieš 10-metį Laukžemių tvenkinyje vyko nusausinimo darbai. Tuometinė žvejų iniciatyva net paskatino aplinkos ministeriją inicijuoti teisės aktų pataisas, draudžiančias žvejoti telkiniuose, iš kurių išleidžiamas vanduo. Žinia, jog žvejų rūpesčio dėka šis Laukžemių tvenkinys tapo licencijuotos žvejybos vieta su taisykle pagavai paleisk. Na o mes, remdamiesi tokia žvejų padiktuota intencija, Klaipėda TV bičiulių prašome nepamiršti, pamatėte naują video, nepamirškite savo patiktuko, taip pat dalintis video su draugais ir iki kitų kartų.